Sveiki, ir štai prasidėjo nauja savaitė. Šiandien yra antradienis. Vakar siuvinėjau raganaitę ir žinoma nepadariau video iš vakaro, nes mėgstu visada po visos dienos, po tų kryžiukų, kiek pavyko padaryti, visą laiką padarau video. Ir tada sukuriu lėtę. Tai šiandien jau bus 2 sukimai, bet pradžiai dabar matom prieš akis raganaitę. Ir dabar noriu atsiminti būtent jos dydį, koks yra, visą tą informaciją pasakyti. Taigi, plotis yra 49,3 cm, aukštis 75,3 cm, aukštis tikrai yra. Aukštis tikrai yra aukštas, kaip sakoma, didelis paveikslas. Spalvų 3,8, blendų 65. Blendų tikrai yra daug. Ir siuvinėjant 18 kauntų. Tokia mini priminimo informacija apie šitą nuostabią raganaitę. Dabar ką man pavyko padaryti? Ką man realiai pavyko padaryti? Tai žinokit, nieko per daugiausiai nepavyko padaryti, biški čia pasiuvinėjau, ir biški šluotą. Jau į viršų trupučiuką pamėčiau kelis tos kryžiukus, tai realiai nieko nelaukus, tiesiog imsiu iš karto ir parodysiu, kaip viskas atrodo. Per daugiausiai nieko ir nematysit. Tikiuosi kamera tilps. Tilpam į kamerą. Tilpam lygtais. Tilpam atrodo, ne? Gal čiučiut biški dar tas galiukas. O čia va matom jau. Vos telpa netgi kamera, man biški matot. Štai, kaip ir minėjau, kad tikrai yra didelis paveikslas. Plotis 49 cm, tikrai 49 cm tikrai yra plotis. Irgi didelis. Tai dabar matom, tai čia va, ten patį kampą rodau, būtent šitą dalelytę padariau piramidę ir biški čiučiut va čia pamėčiau. Tai kampe toj matysit nuotraukytę, kad zaliai pamatytumėt šokį tokį vaizdą. Gal nelabai ir matysis, bet gal kažkiek čiučiut ir matysis, kaip sakant, skirtumas prieš tai tos nuotraukos kampe, kur yra ir kiek dabar, tai matom. Čia biški pamėčiau ir čia va. Procesas tikrai yra lengvas, klaidų nebuvo. Daug karpimų irgi nebuvo, bet daug nedariau labai tų kryžiukų iš tikrųjų irgi. Dabar kiek aš tu šiandien, ne šiandien kalbu, pirmadienį, kiek padariau tų kryžiukų, tuoj pasakysim. 114 kryžiukų, per 37 minutės pasiuvinėjau, padariau 114 kryžiukų, o procentų tai 0,06 procentų. Tikrai su procentais labai mažai. O viso jos jau turim 6,74 procentus. Tai va tokia lengva statistika jums būtent su šia raganaitė. Tai nieko nelaukus, tiesiog suksim dabar ruletę ir žiūrėsim, kas siuvinėsiu būtent šiandien. Ir paskui dar darysiu vieną video vakare. Pažiūrėkim, ką man šiandien pavyks padaryti. Ir ką aš būtent siuvinėsiu, įdomu man dar irgi. Įdomu, kiek bus savaitė, tik šitą savaitę bus gausesnių kryžiukų, labai norėčiau. Po truputį tikiuosi įsibėgėsiu su tais kryžiukais. Taigi ruletė. Imkim dabar paveikslus. Štai. Ir nieko nelaukus suku. Kas čia dabar pasidarė? Atgal nespaudžiu visai, man čia išėjo viskas. Reklama. Kas čia dabar? Reklama. Išmetė. Dabar gerai bus, man atrodo, ne? Žiūrėkim, ką man. Oi, per garsiai.
Dabar gerai. Oi. Nu, žiūrėkit man. Vėl mergaitė. Nu, ką aš galiu pasakyti, nu, tikrai smagu mergaitė. Mergaitė nori vis daugiau būti siuvinėjama. Labai gerai. Labiau norėtųsi jau elnius kokius, žiemą pasiuvinėti, va. Tai va dabar, kur ta mano mergaitė, tuoj taip visus tų mano paveikslų išimsim. Čia ta mano mergaitė, vis vardu dar negalvoju. Nu va, mergaitė, Astos schema. Labai smagu bus sugrįžti vėl prie jos. Tad lygių jums gausių kryžiukų, susitiksim po akimirkos. Na štai, matom prieš akis mergaitę su sniego rutulio, Astos schema. Ir šiandien siuvinėjau būtent šitą paveikslą, pastaruoju metu jisai dažniau krenta. Ir labai tuom džiaugiuosi ir naudojuosi progą. Ir ką man pavyko padaryti šiandien, tai pasakiau rankovę pačią striukės, jau biškį paėjau, jau čia pasivinėjau. Tai to ir nieko nelaukus jums ir parodau būtent siuvinėtą dalį, kaip atrodo. Nu va, štai, kaip matot. Mano grožis, kampe pamatysite tuoj nuotrauką ir kai mato, tikrai neblogai pasijudinau šiandien, smagiai labai siuvinėjusi, mažiau karpimų gal buvo, sakyčiau, daugiau tokių vientisų buvo kryžiukų, pavienių nebuvo tiek labai jau daug, tikrai nebuvo daug jų, tai tikrai šiandien labai smagiai siuvinėjusi, labai džiaugiuosi. Tikrai labai džiaugiuosi ir kiek tų kryžiukų šiandien man pavyko padaryti, tai to ir pasakysiu. Tikrai neblogai. Biškį net tikrai toks postūmis yra. 350 viso kryžiukų šiandien padaryta ir per 3 valandas ir 33 minutės padariau. Ir procentais 0,42 procentai. O viso procento turiu 0,84 procentai. Tai va, tokios takelios man šiandien su šito grožiu. Ir ką per daug neįsitempus, per daug nieko taip daug irgi nėra ką šnekėti, nes viena diena tik tai, kas svarbiausia, tą pasakiau. Kaip mano procesas sekėsi pats ir kiek pavyko tų kryžiukų padaryti. Tai dabar nieko nelaukus, imkim, sukim ruletę ir žiūrėsim, ką aš siuvinėsiu rytoj. Taigi, kur ta mano? Taip, iš karto pasiėmėm. Ir žiūrėkim, ką man įsuks rytoj siuvinėti. Labai visur daug apšvietimų. Traukiam. Čia biškį matosi, bet čia biškį per tamsiai sakyčiau, ne? Biškį per daug su tuo. Užsižaidžiau su tą lempą. Gerai, tiesiog nieko nelaukus ir nusuku. Žiūrėkim, ką man čia suksame. Labai įdomu. Nu, galbūt žiema, tegu būna žiema. Va, kaip gerai. Pagaliau, kas nors kita. Žiema, kaip smagu, labai džiaugiuosi. Ir taip, kur ta mano žiema. Žiūrėsim, ne žiema, čia ne žiema. Juodas katinas, šitą kava, ne, va mano žiema. Nu, bus labai smagu sugrįžti, jau pavasaris šiaip, bet su tokiu grožiu, kai pasako, išpasa tokia, kai buvo žiema tokia šiemet, tai nerealiai bus nuostabu sugrįžti prie jo. Tad lygių gausių kryžiukų jums ir iki kito susitikimo. Neužilgo ir bus tas jums. Man visad
diena, nu ką kalbu, ne diena, visa naktis, o jums kaip akimirka. Tad lygių gausių kryžiukų jums. Visus su nepriklausomybės diena, šiandien nuostabi diena. Ir teko pasiūnėti šitą nuostabų paveikslą Žiemos pasaka ir ką man pavyko padaryti. Štai grožis. Dabar kampe matysit nuotrauką. Matom dabar šita dalis yra padaryta būtent, irgi siuvinėjau piramidėm. Dabar biškit šitą irgi kitaip dar siuvinėjau. Pats procesas lėtesnis šiandien, nes daug karpimo buvo, bet smagiai siuvinėjusi. Tai dabar, kiek man šiandien tų kryžiukų pavyko padėti, 187 kryžiukai per 2 valandas 8 minutės ir procentais 0,23. Nuo viso procento turiu šito grožio, tai pasakysim, ką man čia sako, rodo, reikia pažiūrėti. Tai 27,79. Dabar taigi sukiam ruletę ir matykim, ką man čia įsuks. Bus įdomu pažiūrėti. Ir nieko nelauku suku. Ką suks? Siuvinėsim tulpes. Taigi, tulpės, astros schema, nuostabios tulpės. Dabar, kai man šiandien sekėsi siuvinėti, sekėsi, sakyčiau, gal neblogai, taip. Nieko nelauku. Parodysiu, kokį plotelį pavyko padaryti. Taip, matom. Mano grožį. Ir šiandien dariau būtent šitą dalį. Kampe matysit nuotrauką ir pamatysit mažą skirtumą, kur daryta buvo. Tai būtent šitą dalį su nuotrauka palyginus matosi, kad kažkas yra pasiuvinėta. Matom jau lyg lapelis, lyg ar kotelis, kotas turbūt tulpės. Čia, kaip suprantu, eina, tai jau pradėjau siuvinėti būtent šitos. Tai labai smagu, kad jau kažkas trupučiuką čiučiut jau pradeda matytis. Na, kiek tų kryžiukų padaryta yra šiandienos, tai 102 kryžiukai. Siuvinėta valandą laiko 26 minutės, 0,23 procentai. O viso procento 20,57, tai pajudinau. Tai va, visumą apie patį procesą, tai pati pradžia buvo tokia, sakyčiau, su klaidom tikrai, sudėtingesnė tokia, nes teko perdėti visai kitą vietą dėti kryžiukus, nes pasirodo buvau ne ten įsiuvinėjus tuos kryžiukus. Bet labai džiaugiuosi, kad nedaug, kelios ten tie kryžiukai, keli ten tie kryžiukai buvo. Na, o paskui įsivažiavau, čia lengviau ėjusi, na, o šita dalis, žinoma, buvo biški to karpimo. Tai toks lengvas mini mano procesas šiandienos. Tai dabar imsim, suksim ruletę ir žiūrėsim, kas siuvinėsiu aš rytoj. Kad ten mano ruletė. Ai, ką mes vidinau. Taigi, stačiau štai. Va, biški, tik visur matosi. Biški tamsiau. Šviesiau dabar. Nu, va. Ir žiūrėkime, ką aš rytoj siuvinėsiu.
Va. Karšta kakava. Labai smagus bus sugrįžti prie šito paveikslo Astros schemos. Tai dabar kokiame kakava. Štai šita. Šitas nuostabus paveikslas. Bus įdomu, kaip man seksis rytoj jį siuvinėti. Štai grožis. Šita kakava, Astros schema, ir šiandien jį siuvinėjau. Ir žiūrim, ką man pavyko padaryti šiandien. Tuoj kampe matysit nuotrauką. Ir matom visą šitą gabaliuką padarytą. Ir jau biški matosi dalis virvelės, būtent šitas galiukas. Tai labai smagu yra, kad jau kažkas jau biški įsiuvinėta, būtent kažkokia dalis šio paveikslo. Tai tikrai labai smagu. Na ir kiek viso šitų kryžiukų šiandien padariau, tuoj jums pasakysiu. Taigi, 379 kryžiukai šiandienos ir per 4 valandas, o procentai 0,38 procentai. Na, o vis, kiek aš turiu tų procentų, tai 8,85 procentai. Nu, dar net nėra 10 procentų, bet jau netoli procentų bus ir 9. Tai labai smagiai šiandien siuvinėsi. Būtent pats procesas tai tikrai buvo tų įkarpimų realiai, bet kad labai tų klaidų nebuvo. Gal kurioje vietoje ir buvo ten pavienės tokie kryžiukai, vienas kryžiukas kažkaip neten siuvinėta, bet nedidelės tokios klaidos, o šiaip visama labai lengvai siuvinėjasi, labai smagiai. Tikrai spalvos irgi nerealiai gražios, tokios ne vien juoda, kaip sakant, iš tų ryškesnių tokių spalvų siuvinėta buvo šiandien tas plotelis, būtent mažai juodos spalvos, mažai tokių tamsių spalvų buvo man šiandien. Tai va, tokia diena man būtent su šiuo paveikslu. Galiu dar pasakyti būtent kiek šitam plotė viso jau, kiek čia tų kryžiukų yra. Tai jau siuvinėta yra 8707 kryžiukai. Na, o dar liko 89 573 kryžiukai. Karštos kakavos būtent tiek įsiuvinėt kryžiukų. Tai vat. Dar daug, net pusė dar nėra, net 10 procentų net nėra. Nu, bet labai smagu buvo sugrįžti prie šito paveikslo, biški kažkiek pridėti tų kryžiukų, pridėlioti. Tai tikrai labai smagu. Tai va, tai dabar nieko nesigaišinsiu, per daug netempsiu gumos. Imsim ir suksim ruletę. Žiūrėsim, ką man suks ruletę ir ką aš siuvinėsiu šiandien. Tikiuosi viskas bus gerai. Išmetame šitą reklamą. Vėl užsigaišina. Tai. Išmeta. Ksiukas, biški minutėlė. Atsiprašau už nesklandumus. Taigi, gal dabar jau nemesta reklamą ir bus viskas greičiau. Tai atsuksiu. Noriu stačiau padaryti planšetkę, kad būtų per visą ekraną, visą mano šitą ruletę. Nu ir sukam, žiūrėkim, ką šiandien siuvinėsiu. Oi, ne šiandien, o rytoj, atsiprašau, biškį susimaišiau. Grįšim vėl prie tulpių. Labai gerai, bus smagu. Ką šiandien jau yra sekmadienis, kovo 14 dieną aš turėjau siuvinėti tulpes, bet pasikeitė mini planai, tai teko pasiuvinėti būtent šitą grožį,
Karšta kakava. Ir ką aš siuvinėjau, tai būtent šitą dalį biškį pasiuvinėjau kryžiukus, jau link priekio daugiau, nes norėjau padaryti biesą visą tą tokį kraštuką. Tai realiai dariau kraštuką būtent nuo šitos dalies ir va šitai va tai jau. Tai labai smagu, kad pavyko padaryti biesą, kad pavyko biškį pasiminėti irgi šitą paveikslą. Medžiaga yra 14 kaunto, blizgi, kaip matot. Aišku, gyviau jinai blizgesnė negu per kamerą, bet tikrai labai gražiai atrodo šitas dizainas ant tokios medžiagos. Tai bus labai smagu vėl prie jos sugrįžti. Na, o dabar toliau judant, ką siuvinėjau toliau, tai žinoma, siuvinėjau toliau tulpes, nes vis tiek jokių sukimų daugiau nedariau. Tai šiandien sekmadienis, būtent kovo 15 dieną, siuvinėjau tulpes. Ir dabar ką man pavyko padaryti, aš to iš karto jums parodysiu. Taigi, štai mano grožis. Tulpės ir dabar tuoj kampe matysit nuotrauką ir kaip matot pagal nuotrauką dasidėjo dar viena piramidė tokia, mažas plotelis, tikrai nebuvo nedidelis plotelis šį kartą ir kaip matot jau šita lapo dalis pasiekta yra, aišku šitaip labiau gal turbūt žiūrėtųsi, gal kažkiek daugiau tas švieseliukas, bet šitas matau, šita dalis, tai bus būtent šita dalis. Tai tikrai labai smagiai siuvinėjosi šiandien, labai mažai tokių pavienių kryžiukų, daugiau vientiso, tai tikrai mažai to įkarpimo buvo, tikrai smagus procesas šiandien su šituo grožiu tikrai ėjusi su tuo mastro schema, tikrai labai smagiai. Tai va, tai kiek aš tų kryžiukų padariau visų, per daug neįsitempus, tai visą informaciją to jums suteiksiu būtent apie tos kryžiukus, tą statistiką visą mano. Taigi 216 kryžiukų šiandien padaryta per 2 valandas 23 minutes ir procentai 0,36 procentai yra padaryta šiandien. Na, o viso, kiek jau yra šito paveikslo procentų, tai yra 20,93 procentai. Tai tikrai, žiūrinti procentus jau neblogai man pagal viską, nes jau bus greitai 21 procentas, tai jau po truputį jau šito paveikslo tikrai yra padaryta, nes jis pagal visumą kryžiukais skaičium, tai jis tik turi 60 000 kryžiukų. Tai viso dabar jau yra įsiuvinėta 12 562 kryžiukai. Tai dar liko 47 438 kryžiukai įsiuvinėti šito paveikslą. Tai va, tai per daug neįsiplėpėsiu, neįsitempsiu, imsim ruletę, suksim. Taigi dabar su tuo sukimu, dabar vėl mini pakeitimai, labai užsimaniau pasiuvinėti šitų visų paveikslo astrų, kokį paveikslą biškį ilgiau. Tikrai labai didelis noras atsirado ir norisi pasidėti biškį ilgiau, turbūt jau įsivažiavau su tais visais paveikslais. Aišku, dar visų nedasiuvinėjau, tai būtų smagu, kad užsuktumėte būtent, kurių aš dar nesiuvinėjau dar elnių, nesiuvinėjau ir rožių puokštės. Tai šitų būtų labai smagu, kad kuris išskristų, nes visus kitus aš jau esu pajudinus. Tai jau užėjo tas tikrai labai didelis noras pasiuvinėti, pasidėti ilgiau prie šitų paveikslų.
Tai va, tai bus 2 sukimai. Vienas sukimas būtent kokį paveikslą siuvinėsiu, antras sukimas būtent kiek dienų siuvinėsiu. Su dienu irgi buvo mini daugiausiai 12 dienų, bet ir taip pakeičiau, darysiu daugiausiai 9 dienas, nes nors vis tiek man iki gegužės mėnesį kuo daugiau pajudinti paveikslą ir čiut pasidėti ilgiau, nes gegužės mėnesį noriu grįžti prie savo gražuolės Gėlių merginos ir užbaigti visą jį kuo greičiau. Ir dar tikiuosi, kad man gal dar pavyks ir kokį kitą padaryti iki 50% šiais metais. Čia būtų geriausias variantas, bet neaišku, kaip bus, bet esmė tame visuma, kad Gėlių merginą šiais metais aš manau tikrai užbaigsiu, nes jį tik vieną siuvinėsiu nuo gegužės mėnesio. Tai per balandį norisi tikrai man pajudinti biškį kuo daugiau ir biškį čiut pasidėti prie jų. Jau yra tas noras atsirado, kai pajudinau tas visą savaitę, 2 savaitės skirtingus paveikslus, tai atsirado noras pasidėti biškį ilgiau. Tai tikrai labai smagu yra. Tai va, tai dabar nieko nelaukus, per daug neįsitempsiu, neįsiplėsiu. Oi, biškį man čia susijudino trupučiuką, atsiprašau. Taigi dabar, ko čia man dabar viskas bus. Plančetė. Taigi. Kur mano visi sukimai. Kameras patrauksiu. Oi, ne kameras, lempas. Patraukiam, spaudžiam ir žiūrėkim, ką man ruletė ir suks. Iš karto numažinsiu garsą ir sukam. Žiūrėkim, ką man suks, kokias paveikslas siuvinėsiu. Būtų gerai, kad iš šitų kažkas man iškristų, kaip ir minėjau. Kaip smagu. Tikrai labai smagu. Rožių puokštė ir įdomu, kiek aš ją siuvinėsiu. Kiek laiko. Imkim dabar reklamas. Jau metų, atsiprašau už tas reklamas. Man nereiktų reklamų, man neįdomus tos reklamos. Na va, ir kiek dienų siuvinėsiu. Ir vėl man įsilaikėm, kas man šiandien darosi. Gerai. Žiūrėkim, dabar tikrai viskas gerai. Imkim išsukim. Kiek aš dienų siuvinėsiu. Oi. 8 dienas, žiūrėkit, visai neblogai, sakyčiau. Tikrai labai gerai ir labai smagu, kad aš siuvinėsiu šitą paveikslą, rožių puokštę. Eis padaryti man jo ilgiau. Štai šitą grožį. Ir ką palinkėsiu jums lygių gausių kryžiukų. Dabar video irgi bus biški turbūt irgi kelsiu, nežinau kada. Būtent su rožių puokšte šitą, kur dabar video kelsiu greitų metu jau. Ir ką? Palinkėsiu jums lygių gausių kryžiukų ir greitų metų susitiksim vėl.